Mieli kolegos, kreipiuosi Jūs Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos vardu. Mes visi suprantame, kad gyvename finansinio sunkmečio laikotarpiu. Laikotarpiu, kai visų mūsų visuomenės narių pragyvenimo lygis prastėja, sveikatos apsaugos finansavimas mažėja, o kartu visuomenė sensta, tyrimo ir gydymo technologijos brangsta ir gydymo įstaigoms darosi vis sunkiau funkcionuoti. Be to, atėjo trečias įstaigų pertvarkos restruktūrizavimo etapas, kurio metu daugeliu įstaigų susidarys tikrai sunkiau funkcionuoti, kadangi jos nustos teikę eilę paslaugų, kurios jas teikdavo iki šioliai. Tačiau vystant šitą projektą mums susidaro unikali galimybė pakelti ne tik savo darbuotojų kvalifikaciją, bet pagerinti ir įstaigų vadybą. Tai yra sukurti įstaigose tokias galimybės, kad panaudojant šiuolaikinės vadybos metodikas galima kelti ambicingus įstaigoms tikslus, kurie galutiniai išdavai padėtų išlaikyti įstaigų finansinį tvarumą, sudarytų sąlygas teikti ir toliau kokybiškas paslaugas, išlaikyti pastovų mūsų darbuotojų darbo užmokestį. Taip iš tiesų susidarytų puikias galimybės mums išlikti naudingos visuomeniai, naudingams savo pacientams, naudingiems medikams. Linkiu Jums sėkmės, kolegos, vystant toliau šį mūsų ambicingą projektą, įgyvendinant jo tikslus.